Sveiki. Nuo ko čia pradėt? Kažkaip taip net nežinau, nuo ko čia pradėt, bet šiandienos video prasidės nuo tai, kad noriu papasakoti truputėlį apie Berner produkciją. Ne visi, manau, ją pažįsta, ne visi ją žino. Tai mano tikslas jums, garažiniams ir ne tik, palengvinti gyvenimą su Berner produkcija. Tai va. Galvojau padaryti top 10, bet kažkaip nesigauna man top 10, tai pasirinkau tokius, kuriuos aš jau tikrai esu išbandęs produktus ir man jie pasiteisino. Tai vat parodysiu. Šiti vat 3, 1, 2, 3 produktai yra visiškai nauji. Aš juos pasiėmiau savo Suzuki Samurajaus projektui ir video darymui. Tai šie tik papasakosiu trumpai, kas čia yra, bet kituose video mes juos išbandysime su jumis kartu ir pasižiūrėsime, kaip jie veikia. Tai vat. Visi kiti, tai jau yra mano išmėginti, išbandyti ir dabar pabandysiu juos visus papasakoti ir parodyti. Reikia nepamiršti užsidėti mano naująjį pagalbininką, kuris padeda man filmuoti. Ir pradedam testuoti arba parodyti produktus, kurių prieš tai, gal jūs nematėte, nečiupinėjote arba net nežinojote apie tokius produktus, kad jie yra. Tai vienas iš produktų, kuris man iki šiai akimirkai kelia, nuostabą, nežinau, kažkokį tokį wow dalyką. Aišku, Hebra sakė, kad yra ir konkurentų panašių, bet aš nenaudojęs konkurentų, bet vat atradau tokias, vat, kaip aš galiu pasakyti, Berner putos sausam rankų valymui. Kas man patiko juose, tai, kad yra toksai niuansas. Nereikia vandens, labai gerai valo. Ir po valymo tos rankos liko tokios švelnios. Demonstracijai išėjau į lauką. Vat, pasipurškiam pačių putų. Sutrinam tarp delnų. Ir jos tais tokiais rutuliukais, žiūrėkit, eina. Matot? Ir nubyra visas purvas ir rankos lieka švelnios. Turiu vat seno tepalo. Matot? Čia vakar dienos darbas. Rankos švelnios, murzos, va, matot, dar gal truputėlį reikia, bet čia jau įsisenėjusios, kaip reikalas, aš jau net čia su rankų pasta bandžiau plauti ir nesiplovė, tai su šita, va, bet man patinka, kad vat, iš pat nagų, iš panagių išvalo visą šitą, va, murzą, va, sutrą. Va. Va. Ilgiau padirbus ir panaudojus va šitą pastą. Va. Wow, super. Tai va, tokį produkčiuką aš turiu pasidėjęs pas save automobilyje, prie dviračių skrynelės, prie visur. Tai va, labai superinis, labai patiko, aš jau vienam video su dviračiais reklamau. Šito indelio, kaip gamintojas sako, užtenka 70, tokių va pilnų rankų valymo procedūrų. Kitas produkčiukas, kuris man labai patiko ir aš jį pamatęs iš karto įsigijau. Tai yra pleistras žaizdoms. Aišku, nelinkiu, kad jo naudoti reiktų, bet jeigu prireiks, tai žinokite, kad tokis produktas yra
Berner produkcijų. Jis, vat, kaip jums čia papasakojus, susideda iš, vat, popieriaus. Va. Jo yra šitoj dėžutėj 4,5 metro. Atsipkerpam, vat, gabaliuką. Nu, pavyzdžiui, va tokį. Tai likutį įdedu. Aš jau jį išbandęs, jis man jau pas mane vaistinėliai atsirado. Va, tokius. Daleiskim, susižalojau pirštą. Nu, čia va yra žaizda kažkas. Paimu. Prašau. Leidžia pirštą apibintuot, nesmunksta, gerai prilimpa. Ir kas labai gerai, jeigu va čia įpjauta kažkur arba čia, tu jį gali lankstyti. Matot? Pleistras pats limpa tik prie savęs. Prie niekur kitur jisai nelimpa. Plius gali plautis ranką. Va. Jis kvėpuojantis. Va. Nusiplovi ir žaizda įsiplauna. Pralaidus vandenį. Va, apsiplojam rankas. Ir galim toliau darbuotis. Apsišluostam. Apšluostau visą ranką. Viską. Pleistras toliau savo vietoje. Toliau lankstau pirštą. Ir žaizda nepakito. Nepakito, ta prasme, liko irgi savo vietą. Tai va. Galima paprasčiausiai jau paimti ją, nuimti. Va. Nuimam. Jinai nelimpa prie plaukų, nes va plaukelių matosi. Nelimpa prie niekur. Tik limpa pati prie savęs. Tai va toksai. Ir va matot, kai sušlapinau, šlapia. Tai reiškia, kad kvėpuoja. Bet nevaržo toliau dirbti. Kitas produkčiukas. Gal iš karto 2 pademonstruosiu. Tai pirštinės. Va taip va. Ir peiliukas. Nei pirštinės, nei peiliukas, jie nėra tokie labai jau paprasti. Čia kanceliarinis, įsitraukiam, rėžiam per ranką. Peiliukas yra tikrai aštrus. Matot. Tačiau šitos pirštinės su metalo, tokiais, kaip jums čia pasakius, siūlais, kuris neleidžia prapjauti. Pradurti galima, prakirpti pirštinės taipogi galima, tačiau įpjauti jų nesigauna. Tai kas dirba su metalais, tikrai rekomenduoju tokias pirštinės. Super dalykėlis, super daiktas. O kas liečia peiliuką, tai man visą laiką būdavo toks dalykas, kad aš kažkur pjaustau, kažką darau ir nulaužiu geležtę. Pasibaigus peiliukui, kas nutinka? Reikia pakeisti geležtę. Kažkur eiti, ieškoti po stalčius va šitos geležčių komplekto atsarginius. Su šiuo peiliuku to daryti jau nebereiks. Turime kitą geležtę. Čia jų yra 10. Tai susideda į tokį gražų, fainą bunkerį. Ir reikalui esant, visas galima naudoti. Va. Tikrai labai patogus daiktas.
kas daug dirba, manau, gipsininkai, ar ne tik gipsininkai, bet man, pavyzdžiui, garaže, jos tikrai pasiteisino ir pravertė. Tai va. Toks atrodo iš pažiūros paprastas peiliukas, turi tokią fainą, gerą funkciją. Tai ką, priėjom prie mano mėgstamiausių daiktelių, tai žibintuvėlių, arba dar liaudiškai vadinamų prožektorių. Tai va, tai du prožektoriai, kurie man labai tiko ir patiko. Tai vienas iš jų būtų topų topas, kaip čia pieštukas vadinasi. Pats perkamiausias. Pats naudoja visi garažai, servizai, jis turi paprastas funkcijas, tai vienintelė va tokias čia, kitas čia, gali prisisegti kažkur, patogu, nešiotis viskas, įkraunamas, turi magnetą ir prikabinimą. Kažkur reikia, greitai su savim nešiojasi, kaip tušinuką, kaip pieštuką. Tai čia topų topas Bernerio, manau, labai perkamas, naudojamas, mačiau, beveik kiekvienose dirbtuvėse ir tikrai, kaip papuola akcija, tai juos graibsto ir neša, nes tikrai naudoja. Superinis daiktas. Tai vat. Antras, mano pastebėtas, nėra toks naudojamas, nes ganėtinai nepigus, tai prožektoriukas ant galvos. Ko jis man patiko, kad jisai labai lengvutis, tu jį praktiškai kaip užsidedi ant galvos, nejauti, kad jį dėvi. Turi dvi funkcijas, ta prasme paprasta, va, tai įsijungi, o apšviečia jūs, tada kita, vienas prožektoriukas, šitaip šviečia ir viskas, va, maksimum. Viskas, tuo jau būtų kaip ir užtektų ir va. Irgi yra įkraunamas, taipogi jis turi judesio lempą. Žiūrėkit. Kuri veikia normaliai, ne taip kaip kiniškų lempų. Pajudinus galvą irgi įsijungia. Bet ne taip, kad va biškį sujudini ir įsijungia arba įsijungia. Reikia staigiau. Va, veikia. Ne taip, kad linktelni kaip su paprastu kinišku daiktu. Tai va, toksai fainas. Aš jį savo įsigijau, premium klasės, ganėtinai žiba gerai, net akina akis. Tai va, lengvutis, patogus visur. Pum. Tai va, labai fainas, labai mielas, superinis daiktas. Tai va, tai du prožektoriukai, kurie man labiausiai patiko. Jų yra ir kitokiausių, ir įvairiausių, bet aš sakau, va šitus, tai, nežinau, jau į savo kolekciją įsidėtų. Tikrai įsidėtų. Kas mane sekat nuo pat pradžių, žinot, kad aš turiu aistrą prožektoriukams, ir aš jų turiu begalį ir daug, ir aš kokybiškus prožektoriukus turiu, ir man kurie, bet aš juos visus beveik ir naudoju, tai man jie superiniai. Tai va, sakau, šitie du į mano sąrašą jau yra įtraukti. Toliau kas? Toliau paprasta kniedė, ne? Paprasta, bet neprasta chebrytė. Kuo? Aš va tuo jums parodysiu. Žodžiu, kitas pirkinys dar bus ir kniediklis Bernerio. Va, kažkada veikė, dabar jau nebeveikia. Šiokios tokios kliūtys, bet manau rasiu kitą kniediklį ir tikrai parodysiu, kaip ši kniedė Bernerio veikia. O, galk. Žiūrėkitės, draugai. Matot? Ši kniedė nėra tokia paprasta. Tai mes ją traukiam. Aišku, reikia normalaus kniediklio. Nes neveikia šitas gyvatė.
Bet reikalo esmę supratot, ne? Supratot, ne? Ar nelabai? Nes mano kniediklis čia pavargęs. Bet jau turėjot suprast, kad šiai kniedį nereikia nieko. Ja labai mėgsta kėbulistai, kurie dirba su kėbulais, buferius tvarko taip ar kažkuo. Nereikia nieko padėti. Ji paprasčiausiai į roželę įsiskverbia. Matot? Tai va. Kuo į paprasčiausiai kniedį atrodytų, bet, nu, tikrai tokį dalyką padaro. Tai va. Labai perkamos. Aš pats nusipirkau keletą. Nu, dėžutę ne keletą. 100 vienetų. Dėl tos dalykos, kad kažkur reikia, įdėjai. Ir iš karto įsiplėtė. Ir jau tu turi anoj pusėj, kitoj pusėj. Net nereikia dėti jokių šaibų, poveržlių ar kažkaip kitaip. Paprasčiausiai. Opa. Turi žiedelį. Kitas produkčiukas, tai kuris palengvina ir pagreitina laidų sujungimą į vieną krūvą, tai yra Duracell jungtys. Labai paprastos, labai fainos. Ką mums reikia padaryti? Turime laidą. Taip, ne? Ir turime va šitą žymę. Kitos žymės mes ką? Vat paimam. Prieš storą laidą dar būsiu paėmęs, bet viskas tvarkoj. Įveriam iš čia. Nu. Iki čia. Čia yra 22. Tai vat pasimam šitą. Nuo 1 iki 22. Ir užspaudžiam. Opa. Jau neįsitrauks. Paimam kitą plonesnį laidelį. Irgi įdedam į va šitą skylutę. Opa. Taipogi užspaudžiam. Va. Šiaip tai reiktų va tokį dalyką užkaitinti karštų fenų, bet kaip tyčia kažkam padaviau ar kažkur nerandu dabar po ranką, tai pabandysiu, niekada nebandžiau. Nu, bet galima ir taip karštai jį užprezuoti. Tai pasižiūrėsim, ar jisai gaunasi va taip, va sužibint. Taip daryti gamintojas nerekomenduoja, bet aš padarysiu. Tik svarbiausia neuždegti. O. Šiaip tai čia feno reikia užkaitinti. Bet reikalo esmę supratot. Viskas. Nepadegėm nieko. Nepadegiau. Matot, įsprūdo net klijai. Atvėsus jungtis tapo stipri. Tikrai. Super. Neįlituot, greita, paprasta. Tai va, tai tokie produkčiukai Bernerio eina į priekį. Kitas produktėlis. Klijai. Jie turi taipogi čia patogų magnetėlį, kur tu gali prisikabinti juos. Gali taip va susidėti. Galima kaip pabaigiai nusipirkti tik vieną komponentą. Galima nusipirkti kitą komponentą. Šie klijai, tai čia yra super klijai su pudra. Skirti užpildyti kažkokias tai vietas žibintų
įtrūkimus ar įplyšimus. Aš gal jums parodysiu iš karto, kad būtų aišku, kaip visas šitas produktus veikia. Kažkur buvau pasidaręs jau gaminuką, bet aišku, per tvarkymusis kažkur jisai nugaravo. Neturiu po ranką nieko taip pat greitai, tai paėmiau zateškę, jungtį, nukirpau ją. Tokiem darbukam galima jį po to apšveisti, galima apkarpyti. Na, aišku, jisai dar nesustengęs pilnai, bet jau įmanoma. Na, tokių, kaip sakau, pasidėt gali labai fainai. Ant metalinės spintos kažkur, va, kaip ir dabar pas mane, va. Čia, pavyzdžiui, pukšt, patogiai stovi, arba prilipinti. Tai va. Toliau, kas per produkčiukas, tai, manau, supratot, kad reikalas rimtas su šitais Berner produktais, tikrai. Nėra, kad čia abilė. Tikrai kompanija investuoja tiek laiko, tiek sąnaudų, tiek pagaminti arba gauti tokių rimtų produkčiukų ir pasiūlyti juos rinkoje. Tai va, kas mane nustebino, tai dar labai fainos putos. Tai va, langams skirtos, jos paprastos putos, užpurškia ant lango, puikiai nuvalo tą langą. Superinis daiktas, man patiko. Turiu nusipirkęs vabzdžių valiklio, kur vabzdžių liekanas ant buferių tirpdina. Tai irgi super daiktas, super duper, fantastika. Tai va. Ir dezinfekatorius citrusų kvapo. Vau, kvepia. Purškia. Kaip jisai veikia? Jis net užsifiksuoja, paspaudi stipriai ir užsifiksuoja ir pastoviai purškia. Jisai skirtas oro automobilių, traktorių ar kitų transporto priemonių oro takams dezinfekuoti ir sunaikinti bakterijų. Kaip jisai veikia, paprasčiausiai nuspaudai, vėjelį ant maksimumo pripūtei, paėmė, kad į saloną imtų orą ir, ta prasme, taip išdezinfekuoji savo automobiliuko takus. Tai va. Tai va tiek va, vyručiai, apie Berner produkciją. Manau, jinai jums patiko. Tiko, gal kažką naujo sužinojot. Aš taip bedirbdamas su Berneriu tikrai daug naujų produktų sužinau, daug atradau naujų produktų. Pasirinkau kai kuriuos savo, kai kuriuos, kaip aš sakau, kiekvienas žmogus esam skirtingi, kiekvieni produktai arba, ta prasme, tas gaminys irgi yra skirtingas žmogų ir ne su visais žmogus tinka ir sutinka. Tai va. Šiuos va produktus pasiėmiau keramiką, vat, su šepetėliu. Jinai yra skirta stabdžiams remontuoti, stabdžių sistemomis. Tai vat kitą kartą, kai video darysiu, tai aš jį darysiu su Suzuki Samurai. Tai va šitą naudosiu keramiką, parodysiu, papasakosiu, kam aš ją naudoju, bet irgi pas mus jinai yra. Taipogi hermetikas. Hermetikas tai čia nieko naujo, pavyzdžiui, žinot, kaip jisai veikia viską, bet kas man patinka, kad tu gali minimum, maksimum atsisukti ir dozuotis ir tolygiai juostelę tepti. Tai va.
Apie šitą hermetiką man papasakojo dar vienas draugas prieš man įsidarbinant Bernerį. Tai vat. Ir topų topas, kur Hebra giria, tai va šitas premium vandens stabdytuvas, ar kaip čia pasakius, irgi dozuojamas jisai, bet kontaktą patepei, sunėrei vieną kontaktą su kontaktu ir gali būti ramus, kad 100% ten vanduo jau nebeįsiskverbs. Tai šitus 3 produktus aš jums parodysiu ir papasakosiu, kaip eisiu į garažą. Tai superiniai berneliai bus pademonstruojami, nes kaip tik laukia Suzuki Samurai remonto ir ruošimo technikiniai, tai būtinai parodysiu. O va jau šitus produktus aš jau jums maždaug supažindinau. Tai kam reikia kažkokio tai produktėlio arba tolimesnio bendradarbiavimo su Berner, tai galiu būti tarpininkas aš. Tai va. Jeigu jums aktualu, norit tokių produktų, norit geresnę kainą, dar kažkokio, patinka mano turinys, norit mane paremti ar kažkaip, tai galit sukontaktuoti su manim ir manau susiderinsim dėl tokio produkto įsigijimo, nes aš dabar kaip tik dirbu Bernerį, tik tai galiu pasakyti, nesumaišykite tų dalykų, čia nereklama. Šitų produktų aš nereklamuoju, aš tik parodau ir papasakau, pasakiau, kokie tai produktai yra, kad jūs galėtumėte įsivertinti ir norėti ar nenorėti tokių produktų. Tai va. Ir ką? Kai visą laiką susitiksim kitam video. Jeigu patiko tokie video formatai, va, apie produktus arba apie papasakojimus, tai būtinai uždedat laiką ir parašot komentaruose, kad patiko ir nori daugiau tokių video. Tai bus, jei nepatiko, tai nepatiko. Susimatysim kituose video. Iki.